Stepai, pats šiandien pajutė į metimą? Turbūt gal vienas taiklesnių varžybų šį sezoną, bet aš kaip ir sakiau, čia nereikia sureiškinti. Ar aš čia Dievas ar Jomantas, mes žaidžiam kaip komanda ir svarbiausia laimėjom ir kažkaip tos individualius reikia nustumti šalį, nes mums reikalinga pergalė tenai. Tai aš manau, gali būti, nežinau, Redikas išeiti, mes 40 taškų ir viskas gerai, bet svarbu, kad mes laimėtume. Pats esu per karjerą žaidęs tokias atsakingas rungtynes, patirtis turėjo savo pliusų? Esu žaidęs, aišku, paprasčiausiai gal jau kažkaip kitaip nusiteiki, žinai, tą atsakomybę, aišku, gali ir perdėti, esi žmogus, bet kažkaip negaliu sakyti, kad ką aš čia patyręs, kažkaip nusiteiki viskas. Bet komanda jautė, kad gali laimėti didesnių taškų skirtumų, kad yra jausis ramiau? Aš sakau, taip, aišku, kartais tas ramumas irgi užmygdo, tai irgi yra gerai, aš manau, turim pergalę, 11 taškų, manau, tai yra gerai. Reiks laimėti vis tiek kitas varžybas, žinau. Jie fiziškai atrodė tokie galinėtinai stipriau sudėti, buvo sunkiau prieš tai kovoti. Nu jo, mes galim sakyti, tą ūgio, aišku, Jonas gerai kovėsi, bet Pedžiui iškritus toks apmažėjo mūsų startinis penketas ir... Bet niekam nusileidom, ėjom kovėmės. Ar atrodėm prastai? Fiziškai.